Dabar norėjau papasakoti, kaip aš išgyvenau. Tai, kad aš išgyvenau, yra didžiausias pasaulio stebuklas. Aš esu 8. pasaulio stebuklas. Nes tos tamsiosios jėgos iš vienos pusės man darė visokius blogus dalykus, jūs darėt iš kitos pusės, tai aš buvau ta tokia kriaušė, kur iš visų pusių. Ir aš vis tiek atlaikiau. Ir tai yra stebuklas. Tai aš turiu labai stiprų ryšį su aukščiausiuoju, su kūrėju. Ir tai man labai padėjo ir aš tą turiu nuo pat vaikystės. Nes kai netekau mamos, turbūt visą tai labai stipriai sustiprėjo. Toliau, aš turiu labai stiprią viziją, labai puikiai matau, kas bus kaip žingsnis po žingsnio ir tikiu 100% kūrėjų. Tai dėl to aš gaunu tą visą pagalbą ir dėl to aš išgyvenau. Po to aš turiu pozityvą, nes visur stengiuosi pamatyti tą dievišką planą. Aišku, tokia buvau aš ne visada. Anksčiau ir verkdavau, ir pergyvendavau visaip, bet dabar pas mane labai aiškiai. Situacija, ko moko, ką turi išmokti, ką turi suprasti, suvokti ir kaip pasielgti. Ir toliau varau į viršų. Tai čia apie mane. Ir aš žinau, kad kas beįvyktų, tai bus būtinai, netgi tas ir blogas vadinamas dalykas ar kažkokia bloga patirtis, jį vis tiek mane padarys geresnė. Nes taip mus gyvenimas stiprina. Po to aš visada sportuodavau. Tai tas irgi sustiprino mano kūną. Aš nebuvau tokia stipri, bet mokykloje man patiko sportuoti ir aš gan sportiška buvau. Bet aišku, per tos 15 metų mano kūnas toli gražu jau nebesportiškas. Tai dabar mano planas yra sugrįžti į tokią formą, kada aš buvau 27-8 metų, 28 aš jau tokia buvau stipresnė ir turbūt pačia geriausia forma aš buvau 33 metų. Tai aš noriu sugrįžti į tą 33 metų kūną. Nes 33 metų aš nusipirkau saloną. Toliau. Kas čia toliau dar? Pas mane, tie tokie stebuklai ištisai, kad aš jau turbūt galėjau ir neišgyventi vaikystėje, kada mama išsivežė ten į tą kaimą ir ten buvo baisi tragedija. Po to aš sugalvojau, kad aš noriu šitame salone dirbti ir aš ten ir pradėjau dirbti salone Garbanoje, Šiauliuose. Tik aš tokią seklytę užmečiau, bet ašgi nežinojau šitų gyvenimo tiesų ir man buvo 4 metai, gal 5. Ir taip atsitiko, pirmoji mano darbo vieta buvo ten, aš nusipirkau saloną be pinigų, aš nusipirkau automobilį be pinigų ir po to vakarėlį padariau be pinigų, neturėdama pinigų. Ir visa tai įmanoma. Ir kad iš tos mikrobankinės grįžau, irgi yra stebuklas. Žodžiu, labai daug visokių stebuklų. Ir ten buvo naudojama ir radiacija, ir psichologinis smurtas. Stebuklas, aš esu stebuklas. Toliau, dar vienas dalykas, kad kūrėjas